Panevėžyje vidury dienos gatvėje vyksta golfo išdarinėjimo aktas. Stebint policininkams, jaunuoliai iš golfuko lupa priekinius žibintus, magnetolą, garso kolonėles, nuplėšė bamperį, išmontuoja akumuliatorių. Kas čia vyksta? Už ką sulaikė pareigūnai? Ką žinau? Ne, aš vairau. Ai, ne tu vairavai, ne? Tai dabar automobilį įsikomplektuojat? Jo. Nepaliekat policijai? Ne, na. Jau geriau patiems rinkti. Bandykit, vykai, vrautą gumą, na. Paaiškėjo, kad pareigūnai šį golfuką ketina tempti į laikinojo automobilių sulaikymo aikštelę. Jaunimas nusprendė, kad automobilis iškeliaus tik iškomplektuotas. Jeigu jau mašinas nebėrt, nors išsimkim viską. Tai kitas susidėsi. Važiavau iš garažo namų, pastatyti mašiną. Šnekėjau telefonu ir sustabdė. Mašina buvo be technikinė, be draudimo, pats net ir teisė. Staiga pareigūnai nusprendė, kad tokio iškomplektuoto golfo nebetemps. Tai ką, nebeima mašinas? Nebeim! Tai vėl viską iš naujo reiks surinkti. Čia kaip žiauru. Imkit raktėlį, susirinksit iš naujo mašiną. Nesirinkam, ką viską į... Mašina ir... Kiemas stumam. O tai kodėl nebeima mašinas? Nes traktorių trauls veža. Ir nėra laiko tikriausiai, kad atvažiuoji. O tiek vargat, tiek dirbat. Vargam, tiek dirbam. Ko labiau gaila, ar kad mašiną išrinkot ir nebeima, ar pačios mašinas, kad išvežtų? Kas labiau gaila? Labiau mašina. Detalį gaila. O tuo metu tralas turi veiklos kitoje vietoje, Panevėžio rajone Ėriškiuose. Čia policija sustabdė girtą traktorininką. Tai pon, sakykit, už ką tai jūsų traktoriuką dabar nuveža? Už ką? Kad išgėręs. Kiek išgėrėt? Nu, sakau, alų šiandien rytą stiklinę, į vakar litrinį vakarė. Alaus. Ir kiek priputėt? Vieną. Vieną. Tai čia daug, mažai? 1,02, sako pareigūnai, ar ne? A, tai viens. Ką žinau. Traktorininkas teigia, kad važiavo smagiai pjauti pakelės ir net nesitikėjo, kad kaime jį aptiks policija. O traktoriukas jūsų ar ne? Sūnaus. Sūnaus, tai sūnus bars? Tai jau gal. Tai jau gal, nes žino sūnus jau, kad traktoriuką pragėrėt? Dar nežino, baisu pasakyti. Kaip aš pasakysiu, jisai dabar į Panevėžį mašiną registruojas. Kad sužinos sūnus ne didžiausia bėda, bet ką kaime žmonės pasakys. Kas žolę pjaus, runkelius veš. O kaimas, kai sužinosgi, pirštais užbadės, ar ne? Ką žinau. Kaime greitai kalbas sklinda, ar ne? Ojoj. Ojoj. Tai jau namo žino žmona. Ir ką sakė, kaip sureagavo į tokį poelgį? Nu, aš taigi nesusitikau dar su jie. Bet jau žino. Nu, kaip nežinos. O kas pasakė? Kas? Čia greit pasakė. Traktoriukas išvežamas, o traktorininkas namo pėstute keliauja. Tai ką, namo peškom? A, taigi čia netoli. Gerai, kai žmonės optimistai. Parvežus traktorių galima ir išdraskytą golfuką gabenti, kurio savininkas šiandien taip pat namo keliaus pėsčiomis. Dar viena įdomi detalė, kiek laiko tu šitą mašiną turi? Parą gal. Kada vakar pirkai? Jo, vakar dieną nuvažiavau pasivarį, išragavau. Nu, ilgai pasidžiaugęs. Gal net paros va, nėra. Net nėra. Kiek kainavo, jeigu nepaslaptis? 1400. Nu, va, prašau. Su lempam ar be lempam? Ko, į vidų neinat neleidžia?